Sveiki sugrįžę. O dabar geros žinios Hario Poterio gerbėjams. Išleisti kišeniniai Joannos Rowling Hario Poterio žinynai. Tad plačiau šias naujas knygas rubrikoje Knyginėjimai pristatys vaikų literatūros ekspertė Eglė Baliutavičiūtė. Labadiena, Eglė. Labadiena. Vėl su šūsniu knygų atėjote pas mus į studiją. Tai šie žinynai. Kas tai yra apskritai Hario Poterio žinynas? Labai įdomiai skamba. Taip, iš tiesų aš šiandien atsinešiau knygų, kurios pirmiausia apžavės ir palies didžiausių Hario Poterio gerbėjų širdis ir galbūt pritrauks naujų skaitytojų, kurie gal dar nepažinę Hario Poterio, gal dar jiem per anksti eiti prie tų didelių storų knygų, bet jau kažką girdėjo, gal filmą matė ir nori daugiau sužinoti. Tai, vadinasi, kišeniniai žinynai, nors tos knygos nėra. Reikėtų labai didelės kišenės, bet magijos pasaulyje viskas įmanoma. Ir tai yra tokios trumpi, net nepasakojimai, kaip žinynai, kaip tam tikra prasme enciklopedija apie kiekvieną iš svarbiausių Hario Poterio veikėjų. Tai dabar jau yra išleistos 3 knygos, tai aišku apie šaunėje trijulę. Haris Poteris prieš akį, Hermiona įkyrėlė ir aišku, netaip sudėjau, nematau, ką dedu ir aišku, Hermiona įkyrėlė. Tie 3 pagrindiniai veikėjai, kurie aišku ir vaikams sukelia daugiausia emocijų, su jais daugiausiai jie patiria, juos pamilsta. Ir jeigu kalbame apie tuos, kurie jau perskaitė, tarkim, knygas, šitas kišeninės knygas smagu atsiversti ir prisiminti tam tikrus juokelius, tam tikrus elementus, kurie ten buvo panaudoti, kokie buvo žodžiai, kaip vadinosi, aš dabar pasakysiu mandragoras, tarkim, šaknis, bet gali ir pamiršti, kaip ten tas cypiantis šaknis vadinosi, nes kai 7 tomus didžiulius knygų perskaitai, tikrai ne viską įsimeni. Tai čia tą prisiminti, pasijuokti, patirti vėl iš naujo tam tikras emocijas kartu su tais veikėjais, ką jie patyrė. Tai sakau, čia toks perėjimas paimsiu Harry Potterį, nuo pat mažumės, tai yra nuo to kambariuko Ligustrų gatvėje, po laiptais, kuris gyveno su savo teta ir dėde, kaip pas jį atėjo Hagridas, pranešė, kad jisai burtininkas. Ir aišku, visa jo istorija iki pabaigos, kaip ir yra pagal tas 7 pagrindinės Hario Poterio knygas. Ir lygiai taip pat papasakoma ir apie kitus veikėjus. Tai sakau, pirmiausia, tai tikrai gera prisiminti tiem, kurie jau skaitė, bet šiek tiek tam tikrus elementus pamiršo, gal ir nori, nes kai tau labai labai patinka kūrinys, tu nori tame pasaulyje gyventi, būti, vis kažką užkabinti tenai. Tai tas labai labai smagu yra, kad tokios knygelės atsirado. O taip pat tiems, kurie neskaitė, pavyzdžiui, mažesniem, nes tikrai nuo kokių 5 metų, 6 galima rodyti šitas knygelės vaikams, tai puikus įvadas į tą pasaulį, nes kai knygos yra didelės, storos, vaikai ne visą laiką dar yra pajėgus išklausyti ar patys perskaityti, suvokti ir prisiminti, nes ten yra tikrai ir sudėtingų, ir psichologinių momentų, kuriems jie 5, 6 ar 7 dar ne visi vaikai yra tam pasiruošę. Tad tokios knygos, kur jau įveda į siužetą, į tą magišką pasaulį, aš pati prisimenu, kaip vaikas, koks tai stebuklas buvo tenai atsidurti, tai čia tokia tarsi įžanga galėtų būti. Ir labai gaila būna, net ir suaugus, kai perskaitai knygą, išeiti iš to magijos pasaulio. Dar kokią nors gal knygelę galima apie tą patį. Kita knyga irgi yra apie Harry Potterį ir matau, kad ji labai gražiai iliustruota, jau nebe kišeninė tikrai. Ne, stora, solidi knyga. Yra iliustruota labai garsaus Jim Kay iliustratoriaus, kuris yra pelnęs labai reikšmingų apdovanojimų už savo darbus ir pasižymėjęs vaikų literatūros srityje. Ištikimiausi skaitytojai dalį iliustracijų tikrai atpažins, nes bus jas jau matę Hario Poterio iliustruotose leidimuose, tose dideliuose, gražiuose, prabangiuose. Bet čia yra ir naujų jo iliustracijų. O pati knyga yra Metai Hogvartse. Ir čia yra citata kiekvienai metų dienai, būtent irgi iš Hario Poterio knygų. Ir čia vėlgi, kaip pasinaudoti, kaip skaityti šią knygą galima labai įvairiai. Aišku, galima tiesiog kaip tam tikrą orakulą žinyną vartyti ir kažkokių išmintingų ar juokingų netgi citatų pasirankioti, ar įsikvėpti kokiai dienai.
pravartu ir atsiversti vaikam, kaip sakau, nu, tikrai būna, kad pamiršta, prisimena svarbiausius siužeto elementus, tai, kas juos labiausiai palėtė. Bet kartais labai prasmingų dalykų, nu, tiesiog mes praeiname per juos, nes pirmiausia žiūrime į nuotykį, kas veda į priekį, kas jaudina. Ir dėl to vat, smagu prisiminti. Ir aš vieną ir... kokią citatą galime paskaityti? Paskaitysiu, pavyzdžiui, apie drąsą, ką pasakė Dumbledoras. Drąsa būna visokia. Reikės didelės drąsos pasipriešinti nedraugams, tačiau niekiek nemažesnės pasipriešinti draugams. Tai va tokių va, iš visų to Hario Poterio knygų atrinktos citatos, kurios, sakau, tikrai giliai sminga ir jos nėra vien tik, sakytume, vaikiškos, vaikams skirtos, manau, ir suaugusiai Hario Poterio gerbėjai tikrai su malonumu panirtų ir kiekvieną dieną ten po trumpą citatėlę, nes jos tikrai yra labai neilgos, sužymėtos net kuriai dienai skirtos, bet aišku, visą laiką galima skaityti, kaip mes norime. Čia yra labai svarbi skaitytojų taisyklė. Taip. Na ir apskritai aš dar pagalvojau, kad kitas dar geras panaudojimo būdas, kai nežinai, ką užrašyti ant atviruko, gimtadieninio ar kažkokio sveikinimo, atsiverti, pažiūri gražią citatą ir priderini. Taip, tikrai čia galima rasti labai tinkamų citatų tam. Kalbant apskritai apie tą fenomeną Hario Poterio, atrodo jau tiek metų praėjo nuo pirmųjų knygų išleidimo ir vis toliau leidžiamos tai citatų knygos, tai tie tokie kišeniniai žinynai, dar įvairių, pavyzdžiui, aš pati namuose turiu Bardo Bidlio poringės, man atrodo taip vadinasi, tai tam tikros pasakų rinkinukas mažas. Kaip taip yra, kad po tiek metų vis dar domina žmonės Haris Poteris ir vis dar randama tiek įvairiausių kampų naujų išleidimui? Visų pirma, sakyčiau, kad Joanna Rowling užgrebė tai, apie ką svajojo daugelis vaikų, ypač tuo metu, kai tik pasirodė, nors tam tikrų kampų panašių knygų visą laiką buvo, jinai neatrado nieko, bet jinai sulipdė tai, kas geriausiai veikia, apie ką vaikai svajoja, ko nori, ko trokšta, apie ką sapnuoja netgi. Kuris vaikas kartais, net jeigu labai puikioji šeimoje gyvena, kada nepatyrė vienišumo jausmo, noro atsirasti kažkokiame geresnėme, stebuklingesnėme pasaulyje. Ta dauguma vaikų patiria, o stebuklingesnėme, dar kuriame, kaip sakau, cypianti mandragoro šaknis gali suburti lasdelę, išburti, ką nori, vyksta daugybė keiščiausių dalykų, yra paslapčių kambarys, kur gali nežinia net ką atrasti. Tiesiog labai vaizduotę kaitinantis kūrinys ir netgi žodynas jam specialus sukurtas. Tai reikia tik stebėtis, kaip į lietuvių kalbą visą tai išvertė, nes tikrai labai kūrybingai tai padaryta. Ir atliepia ta knyga, tas pasakojimas ir aišku, Hario Poterio personažas labai daug, sakau, vaikų troškimų, norų ir užpildė jų gyvenimą. Aš, kadangi pati augau su Hariu Poteriu, labai gyvai prisimenu tą jausmą, ką reiškia skaityti ir nenorėti išeiti iš to pasaulio. O dabar be abejonės auga nauja skaitytojų karta, kitokia skaitytojų karta, nes nebegalime lyginti to, kas buvo prieš 30 metų ir šiandien. Ir kartais skaitytoją reikia kitaip ugdyti, rasti kitokias prieigas prie jo, tarkim, nuo mažesnių, nes Hario Poterio knygos jam pačiam, kai Hariui Poteriui yra 11 prasideda veiksmas, tai ir skaitytojas maždaug yra preliminariai numanomas toks, 10 plus. Skaito ir jaunesni kartais. Bet galima dabar įvesti ir daug jaunesnius, ne tik žiūrint filmą, bet ir su knygomis. Ir aišku, norima patenkinti įvairius skaitytojų poreikius. Kaip sakau, aš irgi skaičiau ir ne vieną kartą Hario Poterio knygas, bet tų visų citatų tikrai neprisimenu, neįmanoma to prisiminti. Ir buvo labai smagu, kaip didelį fanį šio kūrinio, vėl iš naujo pasklaidyti, pamatyti, perskaityti ir tam tikrą prasme vėl šiek tiek sugrįžti į vaikystę, net suaugusiam žmogui. Ir apskritai Hario Poterio knygas, sakot, maždaug 11-mečiai pradeda skaityti, bet jeigu nėra skaitę... Galima sakyti, kad maždaug nuo 10 tos knygos skirtos, bet tikrai skaito ir jaunesni. Teko kartą sutikti 6-metę, pirmą klasę mergaitę, kuri jau buvo įveikusi 3 knygas.
Oho, nemenkas pasiekimas kaip 6 metai, tikrai. Ačiū Jums labai, Eglė, už pokalbį. Na ir palinkėsim skaitytojams pasinerti į tą magišką pasaulį, kaip įmanoma tikriausiai dažniau, kai norisi kažkokio, išėjimo iš šio pasaulio, taip? Tikrai taip, į magiškesnį. Taip, ačiū Jums labai už pokalbį.